Gerą dieną, bičiuliai. Smagu ir vėl pasimatyti. Buvo prapuolis truputėlį. Labai intensyvus iš tikrųjų sezons. Ir nespėjau sufilmuoti video ir visų aplankyti. Nespėjau, atsiprašau labai. Iš tikrųjų labai toks įtemptas sezons. Daug darbų, daug planų, daug visokių įvairiausių projektų. Tikrai veiklos netrūksta. Tai va, vakar buvo 12 diena. Įvyko lauko diena pas mane Žemaitijos kalvose. Smagu iš tikrųjų, kad susirinkot, smagu, kad aplankėt. Turėjom puikiai galimybę padiskutuoti apie Žemaitijos ūkininkavimo stilių ir kiek mes turim ką padaryti, kad gautumėm rezultatą. Tai va, tai ir lauko dienoj paminėjau, kad mes ūkininkaujam, sakykime, strategiškai nepalankiose sąlygose, kur yra, sakykime, ir dirvožemio našums labai mažas, ten 30 bonitetų, 28 bonitetai, ten 35 bonitetai. Išimtinais atvejais turim ir 40, bet labai nedaug, iš tikrųjų, taip palyginus pagal Žemaitiją. Pas mus labai yra mažai, sakykime, lygumų, daugiau kalvų. Jeigu tai pagal Žemaitiją žiūrėti ir visą kitą, tai lauko diena vyko Telšiuose. Telšiai pasižymi būtent kalvotomis vietomis. Tai va, tai tokie dalykai. Čia ūkininkauti Žemaitijai nėra paprasta. Tai va, reikia dėti daug pastangų, kad gauti rezultatą. Tai va, iš karto dėkoju, kas atvažiavot, kas aplankėt ir kurie esat šalia manęs, kurie padedat man tobulėti, prisidėti prie mano tos kūrybos, kad galėjau, sakykime, atlikinėti bandymus pas jūsų ūkiuose ir va taip sukurti geresnį rezultatą visiems mums. Tai va, tai smagu. Šiandien planelis ir toks. Važiuoju į Pagėgius, pasižiūrėsiu savo veislės, pasižiūrėsiu, kaip atrodo, nuvažiuosiu, pažiūrėsiu bulvių laukus, reikia apsižiūrėti, kaip jie ten atrodo ir pakasinėsim, pasižiūrėsim, koks galėtų būti derlingums ir visa kita. Tai paskui jau planą turiu važiuoti į Šakius, ten turiu 3 kviečių veislės. Reikia būtinai pažiūrėti, kaip panos čia atrodo ir padiskutuosim laukuose. Tai ką, tada mažiau kalbų, daugiau darbų, susitinkam laukuose ir ten padiskutuosim. Nu ką, atvariau į Brygen laukelį, pasižiūrėsim, kaip atrodo. Visai taip džiugina akį iš tikrųjų. Aukštis ir nemažas. Kiek čia man bus? Na, metras. Yra naudots augimo reguliatorius. Ir pavasarį, sakykime, ir paskiau Trineksapaką ir dar naudota. Bet ūgis ir čia ganėtinai didelis, jeigu taip pažiūrėjus. O spalvelė tai iš tikrųjų džiugin. Stiebai kokie stambus, pažiūrėkit. Čia irgi turėjau problemą su miltlige, nes tankums labai didelis ir matos, koks ir tankums. Varpas visai gražus. Nei, taip, žydį jau. Čia pražyda, sakykime, išplaukė ir pradėjo žydėti anksčiau, lyginant su Žemaitija. Žemaitijai truputėlį šalčiau buvo ir dirvožemiai kitokie, tai čia žydi anksčiau. Sakykime, ir panaudots irgi fungicidus.
Dabar štais naudots buvo ant vėliavos, buvo Strobiks naudots su protekanazolu. Dabar svarstėm klausimą, ar ant varpas tebukanazolą naudot ar nenaudot. Tai va, bet šiaip sakau, visai situacija ir nebloga. Pabandykime išrauti. Va, kokie stiebai. Ir matot, nėra smulkių vaikų. Nu, aišku, viens kits ir, bet faktiškai visi stambus pagrindiniai stiebai. Įdomu, iš tikrųjų įdomi veislė. Ir matysim, kokie čia tie rezultatai bus, kaip jie čia augs, kokį derlingumą duos, nes tik tais Lietuvai dabar 2 metai šitos veislės. Ir kaip ir minėjau, esu vienintelis būtent atstovus šitos veislės, būtent šitos selekcijais. Tai va, aišku, klausimų yra ir skambin ir klausia dėl sėklos įsigijimo. Dabar pakol kas nieko negaliu pasakyti, vien dėl to, kad pasižiūrėsiu, kiek aš jos sertifikuosiu, kiek atitiks pagal genetiką, pagal genetinį kodą pasižiūrėsiu, kaip ant čia laiko ir visa kita. Ir va, tada jau galėsiu pasakyti, ar bus galimybė nos įsigyti. Tai va, varom truputėlį pažiūrėsim bulvyčių, kaip bulvytis atrodo ir, kaip saka, galėsim varyti iššakius. Nu, atvariau prie bulvyčių pasižiūrėti, kaip atrodo. Šiaip vaizdas iš tikrųjų džiugin, puikiai atrodo, žydi gražiai. Va, jau startavom su bulvių kasimu. Reikia pabandyti kokį vieną kerą išraut, pažiūrėti. Virkščiai yra stambus, gražus. Matot, žiūrėsim, ką čia duoda. O sena bulvė susitraukus visą. Čia yra bulvytis. Pažiūrėkim, ką atrodo. O, visai. Ankstyvas bulvis jau dabar kasam. Žumas gana daug čia. Nu, jo, čia biškį vėlyvesnis senos. Dar tik tas dabar prasidės. Šiaip gražus visai, sakyčiau, kiek čia tų. Aišku, gal dar ne visas iškasiau. Šiaip gražus, parodys bagažiniai, kaip atrodo šviežiai dabar šitas nukastas bulvis. Ja, bet šiaip spalva lapų didelė, graži. Viršys kau tvirti ir drėgmės čia dabar gavom pakol kas. Šiaip iš tikrųjų džiugin šitas vaizdas. Neblogai atrodo. Na va, čia turim ankstyvas bulvytės. Gražus. Šviežias skanis bulvytės šiandien paragausim. Šiaip iš tikrųjų iš šito ūkio bulvis ir labai skanis ir kokybiškas iš tikrųjų, nes daug įdeda meilis ir darbo, kad jos taip gražiai atrodytų iš tikrųjų, ir pasėliai labai gražiai atrodo. Tai va, matot, visas gražiai taisyklingai susiformavęs bulvytis. Šitos yra ankstyvesnis, šitos ir vėlyvesnis bulvytis. Bet šitos, va, pavyzdžiui, man mieliau ir va, toks mažesnis bulvytis, jos skanesnis yra. Na ir šitos, aišku, didesnis irgi gal maloniau skust. Tai va, varom tada iki šakių. Šakiuosi, pasižiūrėsim, kaip čia kas atrodo. Nu ką, variau į šakius. Ir pirmiausia, laukelį noriu aplankyti. Tai seną, gerą veislę.
turbūt tobuliausia iš ką galėjai selekcininkai sukurt, tai ir Skagens, nes sakau tikrai pakol kas rinkoje geriausi, ką, sakau, galim rasti vienintelį ir tvirčiausios genetikos veislė. Tai va, ir nieks nepakeis jos. Va, Skagenėlis po truputėlį jau žydi, nėra taip jau ir žems, panašiai kaip ir Brigens, nes Brigeno aukštis yra nuo 85 iki 95, Skagena yra nuo 85 iki 95 cm aukščio. Tai va, kas buvot lauko dienų, matėt, kad Skagena, mano Brigenas skaitos spalva irgi panaši ir tik tais, kad Skagena lapas yra siauresnis, o Brigena yra realiai, sakykime, grubiai dvigubai platesnė. Tai va, čia esam visiškai tokiam sunkiam molyje, sunkus dirvožėms labai čia yra. Čia irgi esu pasidaręs visus darbelius ir mitybinį ir visą kitą, nes, pavyzdžiui, pavasarį mes čia labai sukom galvą, ką daryti, nes vandens nebuvo. Tai stabdėm ir mitybinius, ir vinskiltės nebepurškėm, vien dėl to, kad buvo stichinė sausra Šakių rajone. Tai va tokios problemos. Bet išsitaisi, tie kviečiai visai neblogai. Ir tikrai duos. Derlių tankums ir didelis, nors skau buvom jau išsigandę iš tikrųjų, kad galvojom, kad jau viskas. Nes buvo visiškai pradėjo nykti augalai, atrodo sulys į žemę, bet atsigavo. Tai va, varom iki, pasižiūrėsim mano veislės 3, Brigeną, Umberto ir Brenci. Tai va, čia pat esu prie miežių. Dar šits lauks buvo visiškai nušalis iki žemės. Skaitos sudyga ir nušala. Jie tai realiai visą krūmymusį mazgą turėjo užsiauginti iš naujo. Ir jie tokie tapo ganėtinai reti, tokie menki. Tos varpas labai bus menkas. Tikrai čia stebuklų tikrai, kad nebus. Tai va, bet reikia džiaugtis, kad nereikia nors atsėti mums. Tai va, o čia mes turėjom Braitą. Šiaip, Braits kaip šiais metais visai, sakykim, pusė bėdos atrodo, jeigu taip atvirai kalbant. Ir šiais metais jis mažiau reagavo į ligas, nors jau pas mane. O kitur, tik tais, kad tos varpas tokis, nedidelis. Aišku, paskau, nereik norėti, nes, realiai buvo stichinė sausra čia Šakių rajone ir su tais derliais žinai visaip gal būti. Tai va, netgi ir pačios, sakau, geriausius ir tobuliausius auginimo technologijos neatlaikė vien dėl to, kad vandens nebuvo. Ir daug kas čia sakė, čia reikia dabar važiuoti, maitinti, tręšti ir visą kitą, bet faktiškai, tas tręšims kaip ir nepadeda. Tai va, varom prie mamos, pasižiūrėsim prie Brenciaus. Tai va, tai atėjau iki Brenciaus. Brencis atrodo va taip. Irgi išplaukęs, žydi. O čia yra Braits. Brencis pavasarį buvo realiai visiškai nušalęs. Iš tikrųjų tragiškai atrodė. Bet šiandien tankums atrodo labai geras, optimalus. Tai irgi nauja veislė bus Lietuvoje. Pabaigsiu išsivesti ją, išsidauginti ir va tada jau galėsiu
kaip sak, pateikti ūkininkams. Čia nedaug tie pasėtų 200 kg. Tai va, šį čia turiu į vėl braitą dryžį. O šį čia turėjom pasėję Brigeną. Brigens yra žemesnis už braitą. Ir pasižiūrėkit, va, ką turėjau omeny, kad mano Brigeno laps yra ženkliai platesnis ir ilgesnis lyginant su Skagenu. Tai va, miltlygis kaip ir nebėra. Nu, iš tikrųjų puikiai atrodo. Tai va, tai galim nueiti dar iki mamos pasižiūrėti, iki Umberto veislės. Nu tai va, tai priejau Umberto veislį. Rudenį iš tikrųjų prastas buvo sėjos galimybės pasėti ją teisingai ir tokių paretėjimų. Bet principė, sakyčiau, laps primena Skageną, varpas tokis ir šviesesnis tokias. Nu, bet sveikas, gražu. Čia turėjome vėl braitą į tarpą. O matote, tokių ir mažesnių. Šiaip, kai nušala daug varpų, iš tikrųjų užmėgstų ir nukirstų viršūnių. Bet šiaip visumai, sakyčiau, nu, neprastai pasikėlėsiu su dronu, paskraidysiu. Tai va, parodysiu vėliau, kad bus subrendus varpas, pasižiūrėsim, kaip atrodo. Nu, dar atvažiavau į vieną laukelį, pasižiūrėti, kaip atrodo nida. Šiais metais nida, nu, nedžiugina iš tikrųjų, nes labai sirga būtent miltligė. Ir ne vienam rajone iš tikrųjų. Šiaip vaizdas iš tikrųjų neblogai atrodo. Tankums kaip ir yra geras, čia dabar toks susikirtims ir bet problema buvo su miltligė ir keletą kartų. Galėjom naudoti patys geriausias, veikliausias medžiagas, bet kosmos. Tai va, irgi aukšta ir na taip, dabar jau švarus tie lapai, viskas jau miltlygis sustojus ir skaitykim, turim nuo 3-4 lapus iš tikrųjų švarius turim. Reikia nuskinti, pažiūrėti prieš saulę. Na va, tos biški truputėlį, gal tokių rūdelį truputėlį, bet tie nėra išilgėjimų, tai kaip ir rūdis. Ryžlygis kaip ir nesimata. Skagens truputėlį tur lapų septoriozės, iš tikrųjų, kas irgi ir neįprasta Skagenui. Ir daugiau tokie, sakykime, pašariniais veislis turėdavo problemų su septoriozėm. Šiais metais galbūt ko gero, kad ir varpo fuzarium gali būti, nes matosi tokių pakitimų iš tikrųjų. Tai va, nu va, technologinis vėžis taip. Na ir matos, va, šitas dar sena miltlygį tebėra. Tankums ir didelis iš tikrųjų. Čia irgi esam pasidarę visus darbelius reikiamus, reikalingus. Taip atrodo vaizdu. Fantastiškai iš tikrųjų. Tai va, reikia nuvažiuoti iki Rapsą pasižiūrėti. Turim čia ir optimistą. Bet neatrodo optimistiškai kažkaip tai. Ir reformų turim, ir delavarų. Daug iš tikrųjų įvairiausių veislių, bet šiais metais daug veislių parodė per silpniausią vietą, būtent ligas. Labai stipriai kirta per ligas. Tai va, nors, sakykime, Šakių rajone iš tikrųjų kritulių kiekis buvo labai mažas. Ir tik tais vėliau pradėjo lyti. Bet vis tiek problemų buvo nemažai. Tai va, važiuojam, pažiūrėsim, kaip Rapsiuks atrodo dar. Iš tikrųjų labai seniai bebuvau čia atvažiavęs. Ir man pačiam dabar įdomu pasižiūrėti, kaip čia atrodo tie laukai. Nu tai va, tai atvariau į Romeo. Tik Džiuljetos nėra. Romeo. Nu gražus tas rapselis visai. Irgi buvo ganėtinai sustresavęs.
ir pašalis, ir visoks kitoks. Bet, nu, ką žinau, dabar išsitaisė. Aišku, ne vienoda branda bus, nes yra, sakykime, nu, aš, sakykime, ir smulkiai jauštais, ne? Ir, pavyzdžiui, ir stambi. Va. Ne vienoda branda bus. Dar skaitykim, aš tais ir skaitos žydintis, kurie va tik dabar te užmesgi. Tai, va, kaip čia, sakykime, šitas paskutinis šluota iš apaties pažasties, va, šitas išlindus ir, va, mažiukai. Ne vienoda branda bus. Čia jau bus jau sunokę, o čia dar ne. Tai va, tai vadins, čia bus smulkesni grūdai. Čia bus stambus. Tai va, dabar planuojamės vieną dar mitybinį pasidaryti čia, kad užsipildytumėm iki galą. Laukėlis atrodo taip. Gražiai. Aišku, čia su dronu geriau matytus tas vaizdas, bet šiaip neprastai. Kokią situaciją turėjom visą pavasarį, tai, nu, čia džiugin mane. Šits vaizdas džiugin. Nes jau galvojom, kad jau teks atsisveikinti su rapsu. Tai va, nu bet niek, visai neprastai. Važiavom truputėlį, aplankėm laukų. Situacija yra iš tikrųjų kardinaliai pasikeitusi, pasitaisysi. Tai, ką mes turėjom anksčiau ir ką dabar turim, tai vandenėlis tikrai padėjo. Jeigu nebūtų buvę lietaus, tai nežinau, situacija būtų buvusi liūdna, labai liūdna. Tai va, nes ir pupas realiai nenorėjo augti, tiesiog buvo per sausą ir sakau, miežiai tie buvo nušalę, buvo problemų, nes ir mitybinius reikia daryti, o mitybinių neįdaryti, nes vandens nėra. Tai va, tai taip ir va, tas sezonėlis toks iš tikrųjų ir įdomus, nes nu matysim, dar sakau, kaip saka, neįvapjūti, sudėtinga ką ir pasakyti, kaip čia užsibaigs, bet, kaip saka, reikia tikėtis pačio geriausio rezultatų. Tai va. Tai ką, ačiū Jums, bičiuliai, kad stebit, kad laukėt, kada įdėsiu video. Tai va, tai laikas, subscribas ir pasistengsiu kuo greičiau įkelt naują video. Iki pasimatymo.